pasitraukė į klausymąsi ir dalymosi sesiją. Sesija. 2020. Taip. Ir džiaugiamės, kad turim dabar mes galimybę dalyvauti pasaulinėme renginyje, kuriame įsitraukia netgi daugiau negu 20 pasaulio šalių. Taip? Taip. Taip. Tiksliai mes nežinom kiek. Ir Jaunuolių dienos centras su paslaugų gavėjais taip pat turi savo vaikystės istorijas, kurias papasakosim šiandien. Istorijos mūsų labai įdomios, Donatai. Įdomios. Įdomios. Linksmos? Linksmos. Visos linksmos? Visos. Iš tikrųjų įsitikinsite patys, ar visos mūsų istorijos yra linksmos. Taigi mes tada ir pradėkim. Pradedam. O pradėsim nuo tavęs. Gerai, Donatai. Ir kokiagi tavo ta istorija, tu pirmasis drąsiausiai čia pas mus ir kokia tavo ta pirmoji istorija? Ką tu prisimeni iš vaikystės? Aš kaip prisimenu, važiavom atostogauti, tai įvyko labai seniai. Net nežinau, kiek man tiksliai metų buvo, kiek prisimenu, buvo vasara. Buvo gražus oras ir su šeima nusprendėme nuvažiuoti vienai dienai į Ignaliną prie ežero. Mes nusprendėme pasidaryti smagią dieną su šeimos ir papnikauti. Mano tėvelis labai mėgo žvejoti, mėgau ir aš. Taigi mes įsidėjome su tėveliu meškeriu ir planavome praleisti puikų laiką. Susėdome į valtį, išplaukėme ir žvejojame. Tėveliui žuvis kybo, viena po kitos, o man visai nekybo. Pradėjau pykti, gailėti savęs, kad man nesiseka, aš tikrai labai supykau, o tada tėvelis pagavo dar vieną žuvį. Aš paprašiau, kad tėvelis paplukdytų mane į krantą, nes aš nebenorėjau žvejoti. Išlipęs iš valties, suvyniojau meškerę ir nuėjau pas mamą. Tėvelis tada įlipo į medį virš vandens, nes nebeplaukė. Atsisėdo ant šakos ir žvejojo toliau. Tik grokšt ir šaka nulūžo. Tėvelis visas su meškere įkrito į vandenį. Jis pats išsigelbėjo. Išplaukė į krantą, išlipo iš vandens visas šlapias. Ir žinoma, jam reikėjo džiovinti rūbus, o mes su mama tiek juokėmės. Buvo tikras juoko priepuolis ir negalėjome sustoti, buvo labai linksma. Na nežinau, ar tėveliai buvo labai linksma. Tėveliai buvo tikrai linksmi. Kaip kitiem atrodo, ar linksma istorija? Donatai, aš tau turiu klausimą. Kokia? Ar neišsigandote su mama, kad kai tėtis įkrito į vandenį, kad susižalojo ar dar? Ne, visai nesužalojo. Bet ar neišsigandote su mama? Nesigandom. Gerai, supratau, ačiū tau už atsakymą, labai linksma tavo istorija. Donatai, o kaip su tom žuvim? Kokios jos? Tėvelis pasai tokias mažytės gaudydavo ir jam jau pasisekdavo ir tokias didelės pagauti. Mes tėvelis pagavo patį storiausią lydeką. Lydeką? Kokią dydžią to lydeką? Na, va tokia kaip panašiai, kaip stalas. O, stalas šitas nemažas, tai nežinau, ar tokių lydekų būna. Būna? Taip. Dar bus klausimų Donatui, kokių iš vaikystės prisiminimo? Donatai, aš norėjau tavęs paklausti. O kai tėvelis įkrito į vandenį, gelbėti nereikėjo? Ne, tėvelis pats įsigelbėjo. Donatai, o tu čia atsineši
tokia nemaža, tokia grūdelė nuotraukų. Gal tu parodyk tą vis dėlto šaką, kaip ta šaka atrodė ir kaip tėvelis džiovino rūbus. Čia va kamera. Čia iš tikrųjų džiovino. Sveiki. Kojinės ten. Tai va, viena akimirka iš žvejybos. Taip, ačiū tau, Donatai. Tikrai labai linksma istorija tavo. Nežinau, ar linksma buvo tėveliui tavo. Tai ačiū. Tai dabar mes pakviesime antrą istorijos pasakotoją Moniką. Monika, ką čia atsinešiai? Barbę? Pasisink arčiau, gerai, kad tave visi matytų. Parodyk visiems Barbę, va čia yra kamera, parodyk visiems Barbę. Kokia graži tavo Barbė? Graži? Taip. Taigi, Monika papasakosiu istoriją. Apie ką? Apie Barbę? Ir ne tik apie Barbę, apie tai, kad mes, kai buvom visi maži, mes turėjom tokių svajonių, taip? Kad kai užaugsim, būsim pardavėja. Taip, mergaitės dažniausiai svajoja. Galbūt, kai užaugsim, būsim mokytojas. Berniukai galbūt norėjo būti gaisrininkais arba policininkais, arba tiesiog vairuoti automobilį. O štai, ką norėjo Monika, mes netrukus to visi pamatysime. Aš esu Monika. Noriu papasakoti savo vaikystės istoriją. Kai buvau labai maža, visų prašydavau, kad man padovanotų tik lėles. Bet ne dėl to, kad aš norėjau su jomis žaisti, o todėl, kad aš svajojau užaugusi būti kirpėja. Ir man tikrai dovanodavo lėles. Bet vos patekusios man į rankas, jos būdavo dailiai apkirptos. Vieną kartą, kai jau visos lėlės buvo po grožio procedūrų ir su naujomis šukuosenomis, aš sugalvojau miegančiam tėčiui patrumpinti ūsus. Tik man nepavyko, nes tėtis prabudo. Ar matėte? Garsą girdėjote? Klausimų Taip, turite? viską matėme. O klausimų turite? Monika, tai ar vis dar norėtum būti kirpėja? Ar Norėtum būti kirpėja? dar yra klausimų? Aš turiu vieną klausimą, Monika. O kas būtų buvę, jeigu tėtis būtų atsibudęs ir pamatęs, kad nėra ūsų? Blogai būtų buvę? Nuskutęs. Visai nusiskutęs būtų. Todėl tėtis greičiausiai turėtų irgi svajonę užsiauginti ūsus iš naujo. Taip? Visus. Nu ką, ačiū tau, Monika, tu nuostabi, labai faina tavo svajonė ir tavo lėlė. Taip, lėlė iš vaikystės. Ačiū tau labai. Pražėvė. Graži lėlė. Taip. Galiu užleisti vietą. Tausia. Ir dabar ruošiasi. Pakvies man Aistę. Aistė, eikš pas mus su savo linksma istorija. Ar labai jaudinės? Ne. Aš pasižiūrėjau, dabar šiuo metu yra 44 klausytojai. Tai daug ar mažai? Daug. Aha, ir aš žinau, kad tavo auditorija yra ir taip pat labai tokia išskirtinė, labai įdomi. Nes kai tau buvo 12 metų, kažkas ten labai įvyko. Taip?
Prisimeni? Gerai, Aiste, tai visiems tiem, kurie mus klauso, žiūri, taip, ir ruošia tau klausimus, tai tu visiems ir papasakok. Aš matau net nuotrauką turi visą krūvą, taip? Taip, tai tu net užsirašai, taip? Bet tu man savo labai gerai prisimeni savo istoriją. Gerai, Aiste, visi laukiam tavo linksmosios istorijos ar liūdnosios, nežinau. Liūdna bus, gal linksma, gimtadienio šventė, nusipelnyk. Noriu papasakoti apie save, kai buvau maža, ne visai jau tokia maža. Man tada buvo jau beveik 12 metų. Aš buvau labai išdykusi ir labai neklausydavau savo tėvų. Pridarydavau visokių išdaigų ir kaip tik buvo mano gimtadienis. Bet mama man pasakė, kad aš buvau nelabai gera ir nebedarys mano gimtadienį. Aš labai nuliūdau, nes juk buvo mano gimtadienis. Ir tą dieną mes nuvažiavom pas močiutę patostogauti. Tėvai išvažiavo, o aš pasilikau. Aš nuėjau prie močiutės ir pasiskundžiau jai, kad mama nedarys mano gimtadienį. Močiutė pasiūlė padėti jai su darbais, o paskui kartu įsikepti patį skaniausią tortą. Taip ir padarėme, padirbėjome, o po to iškepėme patį skaniausią tortą. Aš buvau laiminga. Ir pagalvojau, tortą turiu, trūksta tik draugų. Tai sugalvoju pasikviesti savo draugus iš visą kaimą. Taip ir padariau. Pasikviečiau visą kaimą savo draugus į gimtadienį. Gimtadienis buvo šaunus. Visi linksmai švenčiame ir netikėtai atvažiavo tėvai. O pas mus didelė šventė. Tėvai nebuvo labai patenkinti, bet močiutė mane užtarė ir paaiškino, kodėl tokia šventė vyksta. 12 gimtadienį visad atsiminsiu. Iš tikrųjų kyla klausimas, Aiste, o ką tu tokią dabar padarei, kad mama jau labai supyko ir tau nebedaro gimtadienį? Ar prisimeni, ką tu iškreipei? Neklausiau. Sakau, noriu pas močiutę, padėsiu darbus atlikti ir pasidarėm gimtadienio tortą. Tai močiutė tokia, Gera močiutė, ne? Dabar Sako, gera. padirbėk, bus tau tortas, ne? Bet dabar labai įdomu pasidarė, tas kaimas didelis ar mažas, nes kaip tu sakai, kad viso kaimo vaikus susikvietė į savo gimtadienį. didelį. Tai kiek tu buvo draugų tavo? Tu turi net nuotrauką, taip? Gal parodysi? Va čia kamera. Taip, aš padėsiu. Nu, mes pabandykim suskaičiuoti, kiek mes jų turim. 6, neblogas gimtadienis. O sakai, kad mama buvo labai nepatenkinta, kai atvažiavai, pamatė, kad jūs čia švenčiat gimtadienį. Ką mama sakė? Sako, darai gimtadienį, neatsiklausiu. Sako, močiutė, padėjau darbus atlikti. Padarėm gimtadienį. Linksmai. Linksmai. Turbūt dovanų net nereikėjo, taip? Svarbiausia, kad buvo gimtadienis. O žiūrėk, Aiste, dar norėjau paklausti, o kaip ten būna, sakykime, tu padarai kažkokių negerų dalykų, ne, mama supyko, o nuo to gimtadienio gal pasimokai, gal jau... Pasimokiau, dabar gera. Gal jau gera? Tikrai? Tai dabar daro visus gimtadienius tavo? Aš matau... Jo, aš matau, Aiste dar atsinešė čia kelias nuotraukas, ne, iš vaikystės. Gal nori pasidalinti su klausytojais? Kaime turėdavau paršiukų, Čia močiutė augindavo, taip? močiutę. O tau tekdavo pasidarbuoti su tais paršeliais? Tekdavo. Ir karves laikydavom. Čia darže su seneliu. Bulves mama sadina. Tai turbūt
Vat kažkokia šventė yra. Gimtadienis greičiausiai. Baltos mišrainės. Gimtadienį, Parodyk žiūrovam. už vidurį jauna, Mėlynai. mėlynai. Man tai labai įdomu, žinok. O kokius tu darbus atlikai? Ar tikrai su tais paršeliais buvai, ar čia man? Nu, paršelį, O ką su jais reikia daryti? šieną nešti, pieną, košės virdavom, Paršelį. paršeliam, karviam, šieną irgi. Ką dar? Nu, o su daržais? Ravėti tekdavo, ar jau taip jau Tekdavo. nelabai? Tekdavo, kupuką pasimdavau, ravėdavau. Kupuką, namus tvarkydavau, vis tiek padėti. Tai palauk. Reikia mačiūti. Bet tu sakei, kad važiuodavom į kaimą atostogauti. Tai čia Na, tai- atostogos. Čiagi darbas. Atostogas ir darbas. Gerus darbus atlikdavai, mačiūtė padarydavo tortą. Neblogas sandėris, ane, su mačiute? Taip, Gera būdavo. Gera mačiutė. Gerai, kad visiems tokias mačiutės. O mūsų klausytojai, ar turite klausimų Aistei? Aš turiu dar vieną klausimą jai. Aiste, ar dar nuvažiuoji į kaimą? Nebe. Kaip žinia, jau kaimas jūsų persikėlė arčiau, taip? Dabar Jo kitas kaimas. kaimas persikėlė kitur. Bet prisiminė savo vasaros atostogas? Norisi apsiverkti, vis tiek vaikystė, augi. Iš vis tikrai buvo labai linksmas atostogas, taip? Prisiminimai. Draugai. Ar su draugais dar palaikote kontaktą kokį? Draugaujate? Kartais. Kartais susitinkat. Taip? Nu ką, klausimų jeigu nėra, tada mes kviesime kitą šios dienos pašnekovą. Armina, ačiū tau, Aistė. Čia kamera, o va pro šitą ekraną mes matom visus prisijungusius klausytojus. Mano vardas Arminas. Aš kai aš buvau mažas, pridirbu Įdomių dalykų. labai įdomių dalykų. Aš kaip mažas buvau, pridirbu labai kaime nuvažiavau vasarą, labai įdomių dalykų pridirbu. Jūs turėjot ir turi dabar labai gražią sodybą, kurią labai prižiūri. O kas ten toj sodybai yra? Obelaitės, kiaušytės. Ar yra gėlių? Yra gėlių, yra O kas visą tai prižiūri? Mes su mama prižiūrim. Ir seniau jūs taip pat, kai tu buvai mažas, taip pat Taip. turėjai tu Mažas, sodybą, taip, Sodybą, tą taip pat pačią. prižiūrėjot, taip, taip prižiūrėjot. prižiūrėjom, Nu ir ta istorija, kokia buvo, kad mama nupirko nupirka mama. obelaitę mažą, Taip, pasodino ją ją pasodino mažą obelaitį. ir ką jinai darė? Augo Auga, ir atsibodo. ne, tu palauk, tu pasakojai, kad labai rūgštus oboliukai buvo, taip? Taip, buvo rūgštus obaliukai. Neskanūs, va. Kaip Neskanūs. susiraukęs, valgydavo. Valgydavau kaip susiraukęs, aš tos obaliukas. Taip, ir tu nusprendei kažką padaryti su tavo obelytė. Aš nusprendžiu, man tie rūgštus obaliukai buvo, aš juos nusprendžiu, paėmiau. Pasižiūrėk į savo nuotraukas. Ir ką tu nusprendei padaryti? Aš nusprendžiau, ta obelaitė atsibodo rūgštus obaliukai, nusprendžiu, Nupjauti. taip, Ir su kuo tu pjovei? su rankiniu pjūkliu. Rankinį pjūkliuku. Nu ir tu, kaip supratau, viską sutvarkei, taip? Taip, Nes prižiūri aplinką, jau mokys moku tvarkyti. prižiūrį aš Ką aplinką. ten surinkai kažką, sakyti, tenais šakas. Šakas visas, lapus sugrebiu, obuolius tas visas sugrebiu, sukrauju į karutę ir išvežiau. Ir išvežiau. Mhm.
Nu, ir kaip ten buvo, kad atėjo mama. Atėjo Mama mama. iškart pamatė viską. Mama atėjo iš karto pamatė arminėlę sutvarkytą, iš karto į tą vietą. Ir kas tenais? Grįžo iš darbo. Sako, kur arminėlė medis? Sakau, sutvarkiau. Darė tave? Oi. O paskui jau, daugiau sakau, mama, atsiprašau, jau žiūri, skambina, atsiliepiu, sakau, sakau, mam, sakau, sakau, nebedarysiu, sakau, daugiau, sakau, nebelėsiu. Paėmėm ir pasadinam tą vietą į medėlį, naują belaitę. Tai jūs su mama, kaip matėt, kad labai tuščia toj vietoj. Vis dėlto Mama grįžo iš darbą, kažko trūksta toj vietoj, sakom, važiuojam į Ukmergę, nuvažiavom ir nupirkam ir pasadinam. Ir užauga. Kito belaitė, taip? Taip, ir dabar skanus baliukai, neberūkštis. Neberūkštis. Dabar jau skanus. Žiūrėk, ar Mes ją paskiepijam, vieną skiepą ir dabar geriau baliukai, neberūkštis. O kaip dabar, pavyzdžiui, dabar aš mačiau, kad tu kažkaip irgi žiūrinėjai, fotografuoji ten... O baliukas, ne. Ne tik obaliukus, bet ir gėlynus, jautus, kai mes keliaujam kur nors, tu kažką ten fotografuoji. Oi, Kam tu siunti tas nuotraukas? Mamai? mamai. Parodyt, kaip gražiai žmonės susitvarkė? Tvarkė kaip mama, kaip žmonės gražiai susitvarkė, aš ir siunčiu tas nuotraukas, nufotkinu ir siunčiu. Ir mama pasižiūri, sakė gražiai. Gražu, ne? Paskui mama įsikėlė į telefoną į istoriją. Ir visi mato, sako, žmonės sako, kaip gražias nuotraukas, istorijas. Labai šaunu. Tikrai reikia gerom idėjom dalintis, taip? Reikia gerom idėjom dalintis. Turit arminėlį klausytojai, turit arminėlį klausimų? Aš turiu, Arminai, klausimą tau. Ką sakė Jolanta? Aha, mes kažkaip, palaukit, mes nelabai girdėjom dabar. Galima pakartoti klausimą? Galima pakartoti klausimą. Aš turiu klausimą, Arminai, tau. Sakyk, Solveiga. Ar mama tave labai bardavo ar skatindavo už tai? Labai bardama, žinok, Solveiga, labai. Bet paskui mamai pažadėjai, taip ir nedarėjai, ir paskui ir ne. Ne, nebedariau jau. Gal galva, važiuok į kamerą. Nebedariau. Jau pažadėjai, kad viskas nebedarysi. Ne, pažadėjau, mam, sakau, nebedarysi viskas. Arminėlį, sakau, nebedarysi. Ir su ta nauja obelytė jau pasisekė, jau skanus obaliukai. Skanusų pasisekė, viskas skanus. Atneši kada nors paragauti? Atnešiu draugam paragauti. Žinai, Arminai, galima pasidžiaugti, kad mes jau turime prisijungusius 46 klausytojus, taip. Ačiū, Arminai. Ir mes tada pakviesim Kotryną. Taip, tai mano istorija galbūt netikėta man pačiai. Tai nutiko, kai man buvo apie 4 metus, buvo kalėdinis toksai vakarėlis, nežinau, matosi ar ne. Ir to vakarėlio metu aš kažkaip, kadangi mes visi darželyje turime sugalvoti kažkokį tai norą papasakoti seneliui. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad kažkaip tenai liūdna labai ir nusprendžiau, jog norėčiau sesutės. Kažkaip ir jau mintystę galvojau, kaip bus smagu, mes busim dviese, bus biškai linksmiau. Ir ką jūs manat, po metų laiko aš ją gavau. Ir iš tikrųjų buvo linksma, smagu, bet kai paaugėjom, tiek aš tiek jinai. Buvo toks tai vienas kaip ir ginčijimasis, kaip ir kivirčas, dabar aš jo tiksliai neatsiminsiu, ant kurio aš labai supykau, kad įvyko ir panašiai. Ir nuėjusi pas mamą, sakau, mama, aš labai noriu broliuko, nebe sesutės. Ir mama kažkaip nusijuokė, nieko nesakė ir va tas noras po šiai dienai liko. Dabar, aišku, mes gerai sutarėm, viskas yra gerai, bet va tas vienintelis kivirčas padarė taip, jog aš labai noriu broliuko.
Tai va tiek. Pirmoji dovana, pirmoji svajonė, ne, noras Taip. sugalvotas per kalėdas berods sakei. Visai nebloga dovana, ne? Sesė Tikrai uždirbė. taip. Ir labai greita dovana, nes grinai po metų laiko aš ją vat ir gavau. Tai sakyk, Kotryna, tai reiškia, gali įsipildyti svajonės, jeigu labai labai nori. Jeigu labai norėsiu, manau, tikrai greitai išsipildys. Čia ir visiems, ne? Tas galioja. Tikrai taip. Labai labai reikia norėti. Labai. Ar yra klausimų, Kotrynai? Tada, Kotryna, aš tau dar vieną klausimą turiu. Aš turiu klausimą, Kotryna. Gerai, Solveiga, šaunu, klausk. Ar sesė už tave vyresnė ar jaunesnė, Kotryna? Jaunesnė 5 metais ir 4 dienom. O jūs su sesė gerai sutarėt? Būna visko, bet dažniausiai gerai sutariam. Ačiū už atsakymą. tau. Ačiū tau. Aha, Kotryna, jeigu kiti neturi klausimų, aš dar vieną užduosiu. Tu sakai, kad tau reikia kažką turėti, kad būtų įdomu pažaisti, pasilinksminti. O kodėl tai ne šuniukas? Kodėl būtinai sesė? Nes mano aplinkinių žmonių daug kas turėjo, ir brolių, ir sesę, ir kažkaip pagalvojau, kad gal ir man būtų visai smagu turėti kažką, ten broliuką ar ten sesutę, bet pati pirma mintis man buvo sesutė kažkodėl. Labai norėjau. Ačiū, Kotryna. Ar dar bus kokių klausimų? Klausimų. O, šaunu. Trina, ar tau greitai susigalvoja ta svajonė, kad išsipildytų jinai? Tai čia buvo, sakau, viena pirmų svajonių, kada išsipildė per metus laiko. Tai labai mano greitai. Čia kaip gimtadienio noras. Kotryna, man atrodo, mūsų svajonė susipainiojo. Aš norėjau sesės, gavau brolio, o tu norėjai brolio, gavai sesę. Tai Ne, dabar pasakyk. Aš norėjau sesės, bet paviršo jau norėjau brolio. Tai va taip. Susipainiojom. O tai tu dabar pasakyk, ką tu esi keisčiausio savo sesę iškrėtus? Tame reikalas, kad aš labai ją saugojau kažkaip ir nebuvo taip, kad aš jai kenkčiau ar dar kažką, o jinai toksai žmogus, kad... Daug Taip nieko neiškrėtei niekada. Gal buvau vieną kartą sunervinus, kad skridau per visą kambarį, o dėl ko tai buvo, net nesupratau. Tai net nepamenu tos istorijos. Ačiū, Kotryna. Ačiū. O dabar mes pakviesime Roką. Bet jis pas mus atėjo, žinokit, ne vienas. Jis atėjo su draugu, nes draugas Vidas jam pagelbės. Labas, aš esu Rokas. O šalia tavęs kas? Vidas. Vidas. Ir Taip, ką tu Vidai darysi? skaitysiu. Tu padėsi Rokui papasakoti istoriją. Taip. Kai buvau mažas, man labai patikdavo sprogdinti plastikinius maišiukus. Aš laukdavau, kada tėvai grįš iš parduotuvės. Laukdavau, kol išims visas prekes ir maišeliai bus mano. Aš pripūsdavau maišelį ir susprogdindavau. Būdavo ir taip, kad pats visas prekes greitai išdėliodavau pats į jų vietas, kad tik greičiau pasiimčiau maišelį. Labai smagu būdavo gąsdinti senelius. Jie labai smarkiai išsigąsdavo. Griebdavosi savo už širdies, išsigandę garsiai surikdavo. Kaip surikdavo seneliai? Kaip surikdavo seneliai, Rokai? Aš surandu. Išsigąsdavo, taip? Taip, Rokai? Taip. Aišku, supratau. O kiek juoko man būdavo. Juokdavais turbūt, taip? Labai smagu, kai išsigąsdavo tavęs. Labai smagu. Rokai. Taip.
Tai toliau. Ką jūs čia parašė? Aš žinau, kad seneliai dar ir suvaidindavo. Taip. Aš žinau, kad seneliai dar ir suvaidindavo, jog labai išsigando. Todėl gąsdindavau, kai seneliai to nesitikėdavo. Seneliai apsimesdavo, kad išsigando? Taip. Seneliai. O kai į svečius ateidavo draugai, juos irgi gąsdindavo. Ir dabar centre tai padarai? Tarai ir Tai kita skaidrė. dabar aš jau užaugau. Turiu mėgstamų veiklų. Ir tu dabar užsiėmė kažko kitu? Užsiėmė kažko kitu, Rokai. Ir niekada daugiau Rokai maišelį nepaėmė? Kartį. Kartais? Rokai. Parodyk, kaip tai vyksta. Nu, parodyk, kaip tai vyksta, Rokai. Ar turite klausimų Rokui? Aš noriu Roko paklausti, ar mama nebardavo už tai, kad senelius gąsdindavo. Taip. Bardavo? Taip, buvo taip. Taip, ar dar bus klausimų? Ar Rokai, tu nepamirždavai, kad senelį negalima gąsdinti maišeliais sprogdindamas? Žinau, negalim. Bet tu buvai Rokai vaikas, ne? Dar seneliai netokie vyresni buvo, taip? Taip, aš buvau mažas, manęs senelė Martino. Taip, gerai, ačiū labai Rokui. Ačiū Vidui, tikras draugas, taip? Taip. Ačiū jums. Na, o sekančią istoriją mums pristatys Gintarė. Iš Gintarė. Gintarė patogiau buvo savo istoriją pristatyti filmuko pagalba. Taip, todėl mes įjungsime jums filmuką. Aš Gintarė, noriu papasakoti savo vaikystės istoriją. Kai buvau maža, labai mėgau tvarkytis. Mėgstu ir dabar. Visi daiktai turi būti savo vietose. Visada norėdavau kažką sutvarkyti pati, nustebinti mamą ir sesę. Vieną dieną mama dirbo, sesės nebuvo namuose. Sugalvojau padaryti šeimai staigmeną, sutvarkyti namus, išploviau indus, tačiau vietoj indų ploviklio netyčia paėmiau aliejų. Spėkite, ar švarūs indai buvo. Dar norėjau išplauti nešvarius rūbus. Juos išplovus sulanksčiau ir sudėliojau į spintą. Bėda ta, kad pamiršau prieš tai rūbus išdžiovinti, o kad vonia blizgėtų ir būtų švari, visą baliklio buteliuką sunaudojau. Man pavyko nustebinti mamą. Chemijos kvapas ne tik graužia akis ir gerklę, bet ir nudegino man rankas. Teko kreiptis pagalbos. Dabar juokiamės prisiminusios, bet tuo metu atrodė viskas kitaip. Nuo to laiko visada tvarkomės kartu. Taip, ar yra klausimų Gintariai? Aš noriu paklausti Gintarės, o kaip tu, jeigu tu sakai ir tu plauni, besifeirais buvo neišplauti indais ir regaluotis tu plovai. Taip jau atsitiko, ne? Kad su aliejum išplovė. Feiris kokios spalvos dažniausiai? Geltona. Aliejus?
Tai žinokit, ir jūs galite sumaišyti. Taip, Gintarė? Taip. Ar yra dar klausimų? Yra. Yra jau. Ar tu, Gintarė, norėjai mamai pagelbėti, ar pralinksminti mamą norėjai, Aš norėjau, tvarkydama namus? aš norėjau padėti. Gintarė pas mus centre irgi labai tvarkosi, visą laiką viską turi sutvarkyti, būti visi daiktai savo vietoj. Tai greičiausiai ir tu norėjai namuose taip, kad viską sutvarkyti, padėti mamai. Nu, kiek gali mama viena tvarkytis, taip? Na, reikia tvarkytis, taip. Ačiū, Gintarė, tau. Labai šauni istorija. Dar turim kelias istorijas ir turim spėti tilpti į laiką. Taip, kviečiam Stasį. Ačiū tau, Gintarė. Ar matai? Esu sveiki, mano vardas Stasys. Stasiu, tu ne šiaip savo atėjai pas mus, ne? Tu taip pat atsineši kažkokią linksmą, o gal nelabai linksmą istoriją vaikystės, kažkokią atsiminimą. Taip? Aišku, būna taip. Būna taip. Taip, ir mums labai visiems įdomu, kągi Stasius šiandien atsinešė, ką jis šiandien nori mums visiems papasakoti. Taigi, papasako, kas ten vis dėlto tokio įdomaus ir linksmo įvyko? Aš norėjau savo mamos padaryti apsteikimą, pagulė, aš tą padarysiu kavos, valgymo, aš ėjau iš artų. Pamačiau tą maistą, pilną visą maistą. Pilną. Šaldytuvas pilnas maisto? Jo. Nu ir ką tu mamai darysi? Dėjau į lėkštę, nu, aplinkui lėkštę įdėjau, žvakę, kavos, dar kas. Duodu tik iš širdies. Iš širdies. Bet aš žinau, kad tu viską, ką radai šaldytuvę, viską sudėjai. Būtinai, žinok, būtinai. O ar tiesa, kad netgi iš kameros ištrauki šaldytą vištą? Ar čia juokauja taip? Būna. O ką mama? Mama pamatė, nori, šventę būtų. Nu, tikrai labai linksma istorija. Gal mes dabar ne tik, kad gautumėm klausimų iš žiūrovų, bet norim užduoti žiūrovam klausimą, ne? O savo mamas, taip? Labai žinok. O tu paklausk. Nu, pasižiūrėkim, kiek čia daug pažįstamų turim ir paklausk Richardo arba Simonos. Lepina mama. Aš matau daug draugai. Aš pasirinksiu tik Simonos, Simona, ne? Dar kiti draugai į Kasparui. Aha, žinok, Stasiukai, laukiam greitai klausimą. Būtinai. Taip. Būtinai. Ir tada dar kviečiam, turim dar vieną dalyvį. Taigi, Simona, tau klausimas nuo Stasiuko, ar tu palepini savo mamą? Simona, jeigu negali, parodyk mum taip. Ar tu palepini? Taip. Palepinu. O. Gerai. Tada, sakyk, dar klausimą užduosi Kasparui. Kasparai, girdi mus? Labas, Kasparai. Stasiukas turi klausimą. Koks klausimas? Dabar nepasakyčiau, žinai. Gal įlepinu, gal nuo žvakėm su kavoms.
Kasparai, ar mėgsti padaryti staigmeną kitiems? Taip arba ne? Mėgsti? Taip, šaunuolis, Kasparas. Nu, tai visi, kurie mėgsta padaryti kitiems staigmenas ir Stasiuko staigmena mamai, tai nusipelno didelį plojimą. Ačiū visiems. Ačiū, Stasiu. Dėkui. Tikrai šauni istorija, bet tikrai visi turbūt šiandien jau palepinsim savo mamas. Būtinai. Reikia. Taigi, o mes dabar pakviesime Dmitrijus. Taigi, o apie ką papasakosi? Nu, apie mane tai nereikia. Ne? Apie vaikystę. Apie vaikystę, apie išdaigas? Apie išdaigas. Dmitrijus jums paruošė filmuką. Aš esu Dmitrijus. Draugai vadina Dima. Papasakosiu savo vaikystės istoriją. Aš visada mėgdavau pabėgti ir pasislėpti, o ypač nuo mamos. Visada slėpdavausi, jei tik kur nueidavome kartu. Vaikščiant parduotuvėje, nuėjus į parką, vos tik mama nusisukdavo. Iš karto rasdavau progą pasislėpti. Nepatikėsite, bet dažniausiai mama mane rasdavo su policijos pagalba. Būdavo labai smagu. Mamai baisiausia diena buvo, kai mes atostogavome prie jūros. Šilta, paplūdimyje vos keli žmonės. Tuo metu vilkėjau diržuotais marškinėliais, kad būčiau lengvai pastebimas. Bet mama nusisuko ir manęs jau nėra. Kol mama manęs ieškojo, nusivilkau marškinėlius. Jie man nepatiko. Pasiskolinau kažkieno nardymo akinius, pripučiamą ratą ir nardžiau jūroje. Po kurio laiko priplaukiau prie mamos, bet ji manęs su skolintais daiktais nepažino. Buvo labai juokinga, kai po kelių minučių mama suprato, kad tai aš. Tiesą sakant, slėptis mėgstu ir dabar. Kaip jums Dimas istorija? O, kiek plojimų. Ar turite klausimų? Tu turi klausimų? Taip. Nu, paklausk, kas? Dima, aš tau turiu klausimą. Va, Solveiga, tau turi klausimą. Dima, ar tu prisimeni mokykloje, kaip policijos šluotą buvai atsinešę? Prisimeni? Tai labai daug išdaigų Dima darei, taip? O dabar visi pakelkim rankas. Kas yra prikrėtę kažkokių išdaigų iškrėtę? Taip? Taip. Pavyzdžiui, kaip Dima. Pasikavoja. Pakelkim ranką. O? Kas yra pasislėpę, kad jūsų niekas niekur nerastų? Kas spintoje, kas po lova? Taip, matau ranką. Taigi, tu ne tu vienas taip. Matai? Ar matai? Ir Kotryna, ir Daivutė. Taigi, šiandien dar vieną buvo pasiruošusi istoriją papasakoti Daiva, bet dėl sveikatos. Aš galiu papasakot. Gali papasakot, gerai, Daivutė. Kiek aš dabar atsimenu, kad tuo metu man buvo 6 metai, mano tėveliai buvo išvažiavę į komandiruotę, gyvenau su seneliu. Gyvenau kitam Panevėžio krašte, kitoje gatvėje. O mano namai čia, Laisvės aikštėje. Tai mes žiūrėjom televizorių, senelis nuėjo ruoštis jau grįžti į savo namus.
o aš tuo metu tie televizoriai buvo be pultelio, tai reikėjo išjungti mygtuko pagalba. Senelis nematė, kad aš išjungiau, tada grįžom pas senelį į namus. Jau buvo vėlus metas, mes jau ruošėmės miegoti. Aš miegojau pas senelį namuose. Senelis sudvejojo. Sako, Daivute, ar tu tikrai išjungiai televizorių savo namuose? Sako, išjungiau. Apsiverčiau ant kito šono ir vėl užmigau. Už kelių minučių vėl klausė. Ar tu tikrai išjungiai televizorių? Aš apsimegojus, suabejojau. Ir pasakiau seneliui, kad neišjungiau. Ir ką jūs darėte? Ir tada mes buvom tuo metu strese, kad nieko nesitiktų namuose. Tai net nepastebėjom, kaip naktį ėjome su pižamom. Gerai, kad niekas nematė, kad naktį tokie žmonės eina su pižamom per visą miestą. Jo, ir mums liko 1 minutė, tai aš tada norėčiau pasakyti, kad tikrai mes neišdrįstumėm naktį su pižama pereiti visą miestą taip, kaip nutiko Daivutei. Taip? Taip. Galim sakyti, kad labai drąsiai pasielgėm. Taip? Taip, Dima? Taip. Ačiū, Daiva, tau už istoriją. Prašom, Neruške. Labai šaunu, kad prisijungiai vis dėlto. Ir labai ačiū visiems, kurie šiandien buvot kartu su mumis. 45 mūsų klausytojai dar prie telefonų ir prie kompiuterių sėdi po 5, po 6, tai mes pasistengsime šiandien jūsų skaičiuoti. Ačiū, kad buvot kartu. Ačiū, kad pasakojate istorijas. Ačiū, kad dalinate su mumis. Ir jos nuostabios iš tikrųjų istorijos, taip? Taip. Tada gal buvo baisu, o dabar mes prisimenam su džiaugsmu, su juoku. Taip? Ir norisi pasakoti draugam ir iš to pasijuokti. Tikiuosi, kitais metais bus šitas šaunus projektas ir įsitrauks daugiau Panevėžio ar Lietuvos įstaigų ir papasakos taip pat labai daug istorijų. Ačiū Jums. Iki pasimatymų.